Sveiki visi žiūrintis laidą Vienam gale kablys. Prognozuota žiema kol kas neprasideda. Iš tikrųjų niekas nežino, kada bus žiema. Gerai būtų užlipti ant ledo bent jau iki naujų metų. Tačiau niekas nežino, kada visa tai bus. Todėl mes šiandien imame rankas plūdinę meškerę. Taip, turime puikią upę Pakalnę, kurioje nėra tiek daug vandens, kiek Minijose, kiek kitose Žemaitijos upėse, kurios yra baisiniai pakilusios. Nu, Pakalnė tekanti per Rusnės salą, jinai taip nereaguoja nei į potvinius, nei į polaidžius. Čia žuvies gal nepagausime tokios, nes vis dėlto žiema. Žiemos žuvis lėtas, tingios, atsargios, bet svarbiausiai pamirkysime meškerę, galbūt uždarysime plūdinę žūklės sezoną ir tiesiog praleisime puikiai laiką gamtoje. Ko linkiu jums? Lietuvoje iš tikrųjų begalė pačių vairiausių upių, o jose žuvis dar kimba. Bet kaip jas pagauti, pamatysite šioje mūsų laidoje. Jeigu jau šiandien prakalbame apie plūdinę meškerę, galbūt paskutinį kartą ją paėmėme rankas, tai ypatingą dėmesį kreipsime jaukinimui žiemą. Taip, žiemos jaukinimas visiškai kitoks, nei mes esame pripratę jaukinti vasarą, pavasarį, ankstyvą rudenį. Dabar viskas yra kitaip. Žiemos jaukas turi savų paslapčių, turi pakankamai savo specifikos ir šiandien išduosime keletą receptų, kuriuos, manau, tikrai pabandykite įsidėti į galvą, nes tie receptai tinka ir tada, kai žvejojate iš po ledo. Iš tikrųjų, turėtų būti svarbu daugeliui, jeigu dar dabar galvojate žvejoti plūdinę meškerę įvairiausiose Lietuvos upėse. O kol nėra ledo, visose Lietuvos upėse žvejoti galima. Bet, kaip visada sakau, nejaukinsi, nepagausi. Na, nejaukinsi, nepagausi taisyklė galioja turbūt visada, išskyrus pavasarinės žuvų kvailystės. Šiandien kalbame apie jaukus ir jaukinimus ir jie visiškai kitokie, nei mes dažniausiai pripratę. Kai matėte kurmiarausių, mes jau pasiruošėme pusę kibiro. Jauko pačio dedame tik pusę pakelio, raudoną browning, apie kurį nekartą kalbėjome, skirto rudeninių kuojų žūklei. Vėliau kvepiname jauką, tačiau kvepiname krauju. Tai yra taip iš tikrųjų bioaktyvatorius sausas kraujas, kuris dabar šaltų žūklės sezonu ypatingai tinkantis. Ir kaip nebūtų keista, ir nekartą apie tai kalbėjome, kad naudojame pakankamai daug druskos. Vos ne visą stiklinę druskos į štai tokį nedidelį kiekį jauko. Na ir viską prabaigėme sijodami kurmiarausį per tinkliuką. Kodėl? Todėl, kad mūsų jaukas nebūtų labai maistingas, kad žemės būtų kur kas daugiau nei jauko. Na, jeigu jauką sunaudojame nepilną kilogramą, tai žemė apie 2,5. Šiek tiek musės lervų, jų kokonų, kukurūzų, vėl viską per setelį ir triname. Taip, druska. Druska ir kraujo miltai šiandien pagrindinės akcentas žvejant šaltam vandenį. Viską persijus ir sumaišius su žemėmis, jaukas gaunasi visai nesotus, tačiau pakankamai sunkus, labai greitai pasiekia dugną, na, o žuvis atplaukusi ten jaučia tik kvapą, randa vieną kitą dalelę, tačiau niekaip negali prisivalgyti. Tai yra svarbiausia. Dabar žuvies perjaukinti išties negalima, jaukai turi dirbti ypatingai atsargiai. Dėl to jaukų, kaip matėte, darėme ne per daugiausiai ir beje žūklės pabaigoje jų liko didesnė pusė. Taip pat štai, tokia labai paprasta istorija. Plūdinė meškerė, 4 gramų plūdelė, labai nedidelis kabliukas ir bandymas. Bandymas pačių vairiausių masalų, nes dabar tikrai negali žinoti, kokį masalą gali pasirinkti žuvis. Į kukurūzą žuvis praktiškai visai nereagavo, dėl to teko keisti ir kabliuką, ir masalus. Mažesni kabliukai, mažesni masalai, nedidelės musės lervos, pinkai iš karto parodė, kad žuvis domisi. Tose vietose, kur yra mūsų jaukas, jos atplaukia. Tačiau valgo ne viską. Dėl to kabliuką turėjome numažinti net iki 16 numerio. Na, iš tikrųjų, sportininkai šypteltų, jie žvėja net 22 numerio kabliukais ir viena uodo truklio lerva. Tačiau mes kaip mėgėjai
Pasitenkiname 16-18 numerio, tai jau mažiausi mūsų kabliukai, ant kurių telpa vos viena musės lerva ir ant pačio galiuko kelios vadinamosios pinkos, tai yra raudonos nedidelės musės lervos. Tas raudonas lervas iš tikrųjų pastebėjome, kad puikiai veikia žvejojant, tai tarytum signalizatorius žuviai. Jeigu musės lerva atrodo pakankamai storai, tai tos nedidelės raudonos atkreipia žuvies dėmesį ir jos kimba. Kągi, pajaukinam ir pagavom. Tai yra svarbiausiai. Dabar gruodžio mėnuo. Reikia to nepamiršti. Ir žuvis labai neaktyvios. Tokie reikaliukai kol kas, orai keičiasi, viskas normalu, nes žiema, ką jūs norite. Šiaip normalų žmonės kitose pasaulio šalyse, ten kur šalta, jau senai sėdė ant ledo, mes jo dar laukiame. Praeitą savaitę, kaip jau matėte, buvo šiek tiek sniego, dabar vėl lietus. Niekas nežino, kas gali būti dar po 2 savaičių. Gal vėl visi lipsime ant ledo, gal ant kokio kuršmario, nors galvoju, būtų gerai užlipti bent jau prieš naujus metus. Kaip supratėte, žuklė įmanoma, nors daugelį atrodytų, kad čia tas korsakas gaudo tokias mažytės žuvis, kai kimba vėgelės, na, vėgelių mes iš principo kažkodėl nefilmuojam, nelabai mėgstam, o atsisveikinti su plūdinė meškerė dabar galima pačiose įvairiausiose upėse. Tiesa, jeigu žuvis būtų kur kas stambesnės, jeigu mes žvėtumėm Minijoje, tačiau dabar ten žvėti neįmanoma, praktiškai visose žemupio, mažesnėse upėse žuvauti neįmanoma, lieka viena upė štai tokia pakalnė ir kaip matėte, žuvies yra svarbiausiai. Ir kaip pastebėjote, kad jaukas dirba, kas svarbiausiai. Padarėme jauką tokį, kuris dirba ir dirbs visą žiemą. Tokį jauką galima jaukinti ir iš po ledo. Ir idėja tokia, kad kuo daugiau žuvis kimba, tuo dažniau jaukinti. Tačiau, kaip matėte, nedideliais gabaliukais. Na, kažkas panašaus į stalo teniso kamaliuką, kas 20 minučių negalima užpilti jauką labai daug. Startui pašėrėme 4 rutulius, o paskiau žvejodami žiūrime, kaip sekas toliau. Tęsime savo žuklę. Na, tikrai negalvojame, kad žuvis reaguos į jaukus taip drąsiai šiandien. Šties mąstėme apie tai, kad bent jau pradžioje žvejybos įmetus kelis jaukų rutulius galbūt nereikės jaukinti visą dieną, bet kaip nebūtų keista, tačiau dėsninga. Pagauni vieną kitą žuvį ir atrodo visiškai vandenį nieko nebėra. Vėl pora jauko rutulių ir vėl žuvis atrodo atsiranda iš kažkur. Iš tikrųjų, jas tiesiog ten yra ir jaukas jas suaktyvina. Bandėme pačius įvairiausius masalus, tačiau, kaip supratote, vienas šiandien geriausia, tai musės lervos ir pinko kombinacija. Būtumėm turėję odą truklio lervų, gal būtų ir geriau, bet svarbiausiai, kad jaukiname ir galvojame, kad žuvis turi šiandien pradėti didėti. Norite to ar nenorite? Na, žinoma, pirmąją valandėlę, kol žvejojame, galbūt ir nebus tų didžiųjų žuvų, bet vėliau tokia upė kaip pakalnė turi padovanoti vieną kitą didesnį laimikį. Na ir žvejojant taip ir jaučiasi, kad kuo daugiau jaukiname, tuo stambesnė žuvis pradeda plaukti link mūsų masalų. O tai mums yra svarbiausia – žvejoti plūdinę meškerę žiemą, tada, kai atrodo nebėra ką žvejoti skirus vėgelių ar stintų, pasirodo galima. Tačiau reikia pasiruošti jaukus, tokius kaip rodėme mes, daugiau druskas, daugiau kraujo, mažiau įvairiausių kvapų, geriausiai, kad jaukas išvis nekvepėtų ir jaukinti. Jeigu kalbėti tai, ką šiandien dedame ant kabliuko, kaip matėte, masalų yra pakankamai daug. Kodėl? Todėl, kad niekada nežinosi, ko žuvis nori žiemą. Iš ties geriausias masalas būtų odo truklio lerva, dėja neturime. Ir išeitis tokia. Musės lervos, jų kokonai, mažieji pinkai, tai yra mažos musės lervos, liekučiai, kukurūzai. Iš tikrųjų, pakankamai didelis arsenalas ir tikrai niekada negali žinoti, ant ko geriau šiandien kips. Bandyti reikia ir dėti mažesnius kabliukus, ir dėti didesnius, bandyti kukurūzą. Vėliau, jeigu to nenori žuvis, bandyti musės lervą. Musės lervą su pinku, kaip šiandien darome, bandėme ir kokonus. Iš tikrųjų, kokonai vienas geresnių masalų, tačiau tam, kad jį žvejoti, reikia jaukinti. Traiškyti jauką, šiek tiek dėti ir būna taip, kad dabar žiemą žuvis iš tikrųjų mėgsta būtent vieną kokoną. Kodėl taip yra, na, nežinia, bet ne tik mes, tačiau ir daugelis anglų meškeriotojų žvejojo tada, kai labai vanduo atšąla, būtent kokonais. Taip, kad jeigu kalbėtume masalus, jų reikia daug, o apie toliau, apie žuklės įrankius, apie kokius pasirinkti kabliukus, tokiai žuklėje kiek vėliau, tačiau, kaip jau nutuokėte,
kad jeigu iš paledo gaudome 800 mm storio valais ir mikro avižėlėmis, kad kažką pagautumėme, taip turime gaudyti ir dabar žiemą plūdinę meškerę. Mūsų istorijos ir teorijos pasiteisino. Svarbiausia, kad po gerų 1,5 valandos žvejybos aktyviai pajaukinus žuvis pradėjo didėti. Taip ir turi būti. Vadinasi, atplaukia didesnių žuvų būrelis ir jos stumia tas mažasias nuo jaukų ir pačios pradeda domėtis tuom, ką mes joms siūlome ant kabliuko. Dėl to kartais verta ir pakeisti kombinaciją ir vietoj labai mažų masalų pabandyti 2-3 musės lervas. Bet tai yra turbūt maksimumas, ką galima pasiūlyti žvejojant žiemą upėse. Taip, 3 musės lervas tai būtų maksimumas. Ir žinoma, nepamiršti jaukinti. Nors jeigu jaukintumėme rimtų jaukų, teisingų jaukų, kurio mes dažniausiai žvejojame pavasarį ir vasarą, net nebejoju, visos žuvis jau senai būtų prisivalgiusios ir nuplaukusios atgal. Nepamirškite, kad mūsų jauke 2,5 kg žemių, 0,5 kg jauko, šiek tiek kraujo milto, tai yra vadinamojo bioaktyvatoriaus, kuris iš tikrųjų skatina žuvies apetitą ir jos neprisotina, ir druska vienas iš svarbiausių elementų. Kodėl? Todėl, kad mes nekartą kalbėjome apie tai. Druska žūklėje dabar, kai vanduo atšąla, reikalinga. Nebėra jokių augalų, nebėra mineralų, o žuviai tų mineralų reikia. Ir druska dirbs visą žiemą. Negali rizikuoti, 0,1 pavadėlis, tenka naudotis graibštu, dėl to graibštą reikia su savim turėti visada. Štai mūsų jaukinta vieta ir atėjo tos žuvis, atplaukė, žinoma, tos žuvis, kurias mes šiandien jaukiname tam, kad pagautumėme vieną kitą storesnę, pasidžiaugtumėme būtent tokia žūklė ir pasakytumėme, kad laikas praleistas prie vandens iš tikrųjų įspūdingas. Įspūdingas kiekvienas plūdės niurktelėjimas tada, kai mes atvažiuojame prie vandens. Na, o dabar žiemą, kai atrodo tragedija, nebėra ką veikti. Visi užsiėmė tik vėgėlių žvejybą ir lenda kažkur per purvynus su savo didžiausiais džipais, kad pagauti vieną kitą žuvį. Na, tos žuvis įspūdingos, galbūt žūklė ne pati įspūdingiausia. Tie, kurie mėgsta plūdinę meškerę, gali rasti laiko drąsiai išvažiuoti prie savo mėgstamų upių. Ir visai nesvarbu, kad tai bus pakalnė. Tai gali būti ir Nevėžis, tai gali būti ir Venta, ir Dubysa, begalė vidutinio greičio upių, ten, kur yra nedidelių dobelių, nereikia gaudyti super didelėse gyliuose, pasirinkti labai gerus jaukus, tokius kaip šiandien siūlėme mes, ir neabejoju, jūsų laimikiai taps iš tikrųjų įspūdingi ir gražus. Linkime visiems puikių akimirkų, kol nėra ledo, dar prisiminti plūdinę meškerę. Apie žūklės įrankį, kurį šiandien naudojame žūklei mes. Na, jeigu norite atsisveikinti su plūdinė meškerė, tai imkite rankas būtent plūdinę meškerę. Ir kaip ji turėtų atrodyti? Žinoma, daug dalių, nes dabar žiemą galima gauti ir lietaus, ir sniego. Kuo daugiau žiedelių, tuo geriau. Tuo mažiau šlaps kotas ir tuo mažiau valas lips prie koto. Šiaip standartiškai tolimo užmetimo meškerykočias ir naudojama nuo 12 iki 14-16 žiedelių. Pagrindinis valas plonas 1400 mm. O pavadėlis nuo 1/10 ir ploninam netgi iki 80-ųjų, nes, kaip matėte, žuvis iš tikrųjų žiemą nėra aktyvios, žiemos režimas ir žvejoti labai plona žūklės įranga iš tikrųjų dar įmanoma kažką tai pagauti, tuo labiau, jeigu nori pasidėti su plūdinė meškerė ir jeigu tikiesi, kad dar gali kažką tai pagauti, įdomu žiūrėti bent jau į nirksinčią plūdę. Tai yra svarbiausia, vietoj to, kad sėdėti namuose, žiūrėti pro langą, varvint nosį ir sakyti, kada ateis pavasaris. Pavasaris greit neateis. Apie pačias sistemėlės. Šiandien naudojame 4 gramų plūdę. Naudojame štai tokį slenkiantį svarelį. Jisai atsimuša į stop svarelį. Ir toliau štai dar vienas svarelis prie pavadėlio. Būtent su šituo atstumu mes ir dirbame. Pradžiai darėme didesnį, kad masalas plauktų natūraliau. Tai yra atstumą tarp šito svarelio ir pavadėlio darėme didesnį, kad masalas plauktų greičiau, natūraliau, bet žuvis visai nereagavo. Dėl to viską reikėjo nuleisti į apačią, kad masalas plauktų lėtai palei padugną ir tada viena kita koja ir vienas kitas plakis mums užkibo. Tai yra svarbiausia. Ir jeigu atkreiptumėte dėmesį, kad pastoviai žvėjodamas aš pabandau svarelį tai nuleisti žemyn,
kas antrą užmetimą, tai pakelti žemyn. Randu pačią idealiausią variantą, kodėl ir kaip turi masalas būti pateikiamas prie dugno. Mažasis varelis, žinoma, dažniausiai rieda prie dugno arba plaukia prie pat dugno, na, o didysis reguliuoja patį plaukimo greitį. Atrodo viskas gal sudėtinga, bet iš tikrųjų, jeigu jūs štai su tokiu svareliu ir stops svareliu pradėsite dirbti žvejyboje, ypatingai žiemą, galvoju, kad pamatysite, koks tai yra rezultatas. Iš tikrųjų, jis būna labai svarbus ir tada, kai žuvis praktiškai visai nenori kibti, būna taip, kad tik tai teisingai išdėliotas svarelis jom ir padeda pagauti žuvį. Tiek šiandien apie žuklės įrankius, tiek apie mūsų poilsį prie pakalnės upės su plūdinė meškere. Laikas praleistas gerai. Kibimų svarbiausiai turėjom, tie nirksėjimai, jie visiems yra įdomus, norite tą ar nenorite. Žuklė, plūdinė vis dėlto yra šiokia tokia klasika. Na, dabar metas pažiūrėti, ką mes pagavome, o jums netrukus visiems svarbios žuklės naujienos. Nestebuklai, bet žiemą iš po ledo kartais pagauname kur kas mažiau. Vis dėlto žiemos režimas, bet laikas praleistas puikiai. Sveiki žvejai. Kadangi žiema ne už kalnų, o pirmas ledas yra tikrai įdomu žvejoti, ypač ešerius, lydekas, siūlyčiau atkreipti dėmesį į parduotuvėse atsiradusi didelį asortimentą štai tokių mini ryčių. Tos rytės reikalingos gaudant žiemą su blizgutės, pinigėlis, būtent, kad greitai reikia surinkti valą, ypač kada gaudama didesniuose giliuose nei 3 metrai. Pavyzdžiui, šitą kormorano rytę, kur yra 4 guolių, nors 16 telpa net 180 metrų, nors atrodo tikrai būgnelis mažas. Jie galima naudoti ne tik žiemą, bet ir pavasarį gaudant su plūdinė. Kiti modeliai, kurie yra ekonomiškesnės klasės, tai yra Interfisho gamintojas, kuris gamina tiek su priekiniu stabdžiu, tiek su galiniu stabdžiu, kaip be inercinės rytės. Su galiniu stabdžiu čia daugelis, kas žvejoja ypač ežeruose, yra labai patogu, kadangi jūs galite pagavę žuvį dar reguliuoti frikciją. Su priekiniu stabdžiu, aišku, yra su pirštinėm, ar tai žiemą tikrai bus sunku, nes iš anksto nusireguliuojat frikciją iš anksto. O čia paprasčiausiai pagriebus jūs dar galite atleisti arba užsukti valą, kad jūsų žuvis nepabėgtų. Šitos rytės turi 2 būgnelius, vienas metalinis, vienas grafitinis, turi 3 guolius, visas privalumus kaip ir didžiųjų ryčių. Na, o kas nori pakviesti savo draugus ant ledo, ar kas ruošiasi pirmą kartą nuvykti ant pirmojo ledo, siūlyčiau įsigyti štai tokius Zebco pagamintus komplektus. Vadinasi Ice King, išvertus tai yra ledo karalius. Tai yra paprasta meškerėlė. Komplekte yra 0,10 valos, kur yra 50 metrų, ir žieminė blizgutė varinė, viena iš populiariausių spalvų žiemą. Tokį komplektuką įsigijus, jūs turite visko, ko jums reikia ant pirmos ledo žuklės. Daugelis žvejų norėtų pažiūrėti, kaip gaudo profesionalai žiemą. Yra išleista DVD ir parduotuvėse atsirado didelis asortimentas būtent DVD diskų, skirtų žieminiai žukliai, polediniai žukliai, pavyzdžiui, tokia žuklė ešerių su vertikalia blizgutė, lydekų žuklė žiemą, kaip reikia gaudyti, kokius reikia naudoti valus, kokias meškerėlės, kokias vėliavėlės. Na, visą smulkią informaciją rasite šituose diskuose, o kas domisi kitokia žuklė, tai jų yra net 33 rūšys šitų DVD diskų. Na, reikia rūpintis ne tik žvejais, bet ir žvejo žmonomis. Ir siūlyčiau visiems atkreipti dėmesį štai tokias Amerikoje pagamintas pirštinės, kurios yra plieninės. Jos yra aplietos specialia guma, kad būtų maloni rankai. Ir jūs filiuodami ar tai išdarinėdami tokias žuvis kaip ešerys, starkis, kurios yra badančios ir galima pjaunant ar filiuojant tikrai susipjaustyti rankas. Tokią pirštinę užsidėjus tikrai jūs šito viso išvengsite. Ir jūsų rankos tikrai bus saugios. Na, o žvinus valyti siūlyčiau
štai tokiais specialiais žvynų valikliais. Mano rankose kormorano firmos toks patobulintas, sakysim, žvynų valiklis, tom, kad paprasčiausiai trinant, o ne braukant, nusivalo visi žvynai. Ypač tai aktualu starkiams, lydekoms, kur yra smulkų žvynai, yra sunku nuvalyti, ešeriams. Ir kitas modelis, tai yra Zepko gamintojas, kuris yra sugumuota rankena, jos galima skalbti ir indų plovimo mašinose, štai tokie dideli žvynų valikliai, kuriuos nuvalysit bet kokią žuvį. Na, prie šitų visų daiktų tikrai trūksta vienintelio, tai yra gero filinio peilio. Nuo filinius peilius gamina daug įmonių. Norėčiau atkreipti į vieną iš tokių, kurios yra vienos iš populiariausių, nes yra ekonominė kaina, tai yra kormorano gamintojas. Tai yra gero chirurginio plieno štai toks peilis, kuris yra tikrai minkštas, būtent, kad galima su jais ir filiuoti. Yra gumuota rankena, kad jūsų ranka labai patogiai joje būtų ir nenuslystų. Ir turi labai gerą makštį, kurią galima nešiotis tiek prie diržo. Ir koks privalumas prie makšties, kad apačioje yra būtent galastuvas. Atšipus peiliui, jūs truputį pabraukot, pirmin atgal, ir jūsų peilis vėl aštrus. Tai tikrai labai patogu. Na, daugelis dabar įsigyja garsios prancūzų firmos Sevelor valčių. Norėčiau visų atkreipti dėmesį, kad yra parduotuvėse apsauga šitom valtim, tiek 2,50, 2,80 ir 3,60. Kad jūsų valtis tarnautų tikrai ilgai, reikalinga štai tokia apsauga, kuri apsaugo tiek nuo nendrių, tiek nuo iš vandens kyšančių pagalių, kad neužplauktumėt ir nepradurtumėt. Aplink valtį užsideda specialiai kamufliuota graži apsauga, kuri valties ilgamžiškumą prailgins tikrai ne vienerius metus. Na, artėjant šventėm, Romados pirmoji akcija skirta štai tokiems jūriniams komplektams. Tai gaudyti plekšnės vėgėlės. Vienas yra 2 dalių su rite, 2,70, o kitas 4,20 m su jūrinė rite. Ir šitie komplektai kainuoja šią savaitę tik 99 litai. Na, antroji Romados akcija. Šią savaitę, pirkdami prekių Romados tinkle už 100 litų, jūs gaunate iš karto 10% nuolaidų kortelę ir sutaupote net 400 litų. Ir visom prekiam vasariniam net 40% nuolaidą. Na, o nuolaidų kortelių turėtojams visą šią savaitę vasarinės prekes galite įsigyti net su 50% nuolaida. Na ir papildoma Romados akcija, tai yra Meškeriotojų žurnalo prenumeratoriams. Visi prenumeruojantis žurnalą Meškeriotojos Romados tinkle gaunate iš karto 5% nuolaidų kortelę ir galite laimėti kepurėlę, angliškus žieminius batus ir platesnę informaciją rasite Meškeriotojų žurnale. Ir neužmirškite, kad prekių kiekis yra ribotas ir susitiksime Romados parduotuvėse. Sauliaus Jokožio didžiausia vakarų Lietuvoje spaustuvė šiemet pristato naujieną. Įsirinkite ir padarykite kalendorių pats savo. Asmeniniai kalendoriai kiekvienam su įspūdingiausiamis gyvenimo akimirkomis. Daugiau www.kalendoriai.lt. Tokia linksma nata, mes šiandien pasitikome žiemą. Plūdinė meškerė, nieko bendro su ledu, bet svarbiausia, kad pabuvome gerame ore, griname ir, kaip matėte, tada, kai atrodo nebėra ką gaudyti arba lieka tik vėgėlės, yra begalė alternatyvų ir net nebejoju, kad artimiausiose laidose mes sugalvosime, ką gaudyti vėl. Ledo tikrai dar nebus, bet turime jūrą, plekšnės, tintas, žodžiu, dar tikrai žuvausime. Na, dabar konkursas didelės ir mažos jūsų sugautų laimikių. Nuotraukos. Vladas Pinikas sugavo išties įspūdingą meknę, kuris svėrė kilogramą ir 800 gramų. Ir meknė čiupo netgi 5 dydžio meps aglija. Tai iš tikrųjų įspūdingas laimikis, žvejant tokiais pakankamai dideliais masalais.
Kaunietis Dainius Kanys sugavo išties įspūdingą ešerį, kurio svoris kilogramas 550 gramų. Ir žuvis sugauta Kauno mariose spiningu. Taip, Kauno mariose dar iš tikrųjų likę monstrų. Viskas, ką norėjome parodyti šioje mūsų laidoje. Žiema iš tikrųjų tokia, kad orai keičiasi kas valandą, kas minutę, atsiranda gūsiai po 20 metrų per sekundę. Ir nieko čia žmogau nepadarysi, kol neturėsime ledo, gero, gražaus, geros žiemos, tol turėsime maltis palei upes, palei ežerus, dar kol nėra ledo ir žvejoti pačią įvairiausią kimbančią žuvį. Kaip supratote, žuvauti dar tikrai turėsime ką, dar mūsų laukia visa jūra, stintos, plekšnės, net nežinau kas, bet tikrai sugalvosime. Nei žvyno jums, nei uodegos ir susitiksime lygiai po savaitės.